antibiotikų vartojimas, blogai kontroliuojamas diabetas, imuniteto nusilpimas, daug cukraus turinti mityba, aptempti nekvėpuojantis drabužiai, tai sąlygos, kurios skatina kandidos peraugimą. Ką kandida daro vyro organizme? Pirmiausiai, lytinio organų srityje atsiranda niežulys, paraudimas ant varpos galvutės, baltos apnašos arba išskyros panašios į varškę, skausmas šlapinantis arba lytinių santykių metu. Burnos pienligė, baltos dėmės ant liežuvio, vidinio skruosto paviršiaus gali būti, skausmas, deginimas, sunkumas ryjant. Odoje raudoni niežintis bėrimai šiltose drėgnose vietose, tai gali būti tarpkojis, gali būti pažastis, toliau odos pleiskanojimai arba įtrūkimai. Beje, ant liežuvio galima tai pastebėti jeigu atsirado baltos, gelsvos, žalsvos apnašos. Kas vyksta žarnyne, jeigu pasireiškia kandida? Pilvo pūtimas, dujų atsiradimas, vidurių užkietėjimas, viduriavimas, nuovargis, smegenų rūkas, dirglumas, kai kurie tyrimai netgi sieja kandidos atsiradimą su mikrobiomos disbalansu. Taip yra, patogeninė terpė išsikeroja ir apima daugiau. O pačiais sunkiausiais atvejais ta invazinė kandidozė, tai jinai patenka į kraują ir gali iš tikrųjų paveikti vidaus organus. Bet tai labai reta būsena. Dažniausiai jūs sužinosit, kad turit kandidozę arba ant liežuvio, arba ant varpos. Taigi nesmirdėk, kvėpėk, prausimasis čia ne prie ko. Jeigu kilo daugiau klausimų, būtinai parašyk.